Jeigu jūsų svoris auga, tai reiškia, kad valgote per daug greitųjų angliavandenių. Tai cukrus, saldainiai, tortai, bandelės, desertai, makaronai, bulvių košė, picos ir taip toliau. Taip pat didelė apkrova virškinimui yra, kai mes valgome mėsą kartu su rafinuotais angliavandeniais. Tai pavyzdžiui, burgeris, mėsa ir makaronai, mėsa ir bulvių košė. Jeigu jūs norite mesti svorį, tai reikėtų mėsą derinti su daržovėmis ir žalumynais. Kodėl svoris auga būtent nuo rafinuotų angliavandenių? Toks maistas kelia gliukozės lygį kraujyje, kartu kyla ir insulinas. Jo organizme tampa per daug ir tokie kiekiai utilizuotis negali. Insulinas plaukioja kraujotakoje ir provokuoja riebalinio audinio susidarymą. Tai mes turėjome ne nuo riebalų, kuriuos valgome, o nuo insulino, kurio yra per daug dėl nuolatinio greitųjų angliavandenių valgymo.